Kaip jaučiatės, kaip po Maskvos, ar gerai pasitreniravot? Jo, po Maskvos mes iš tikrųjų jaučiamės daug geriau. Šiandien treniruotė praėjo gan gerai ir mes jaučiamės gerai. Ar yra kažkoks jaudulys vis artėjant startui? Ar... Ne, tik tokios pačios varžybos kaip ir nieko per daug negalvojam apie tai, kol kas einam ir darom savo darbą. Ar jums labai svarbu, kelinti būsit išlaukti pagal burtus? Jo, būtų gerai, kad būtume toliau, bet burtai yra burtai, kaip jau bus, taip jau bus. O tas, skridote į Maskvą treniruotis arba grįžote, tas kelionės nevargina, neišmuša iš vėžių, ar tai jums yra pakankamai įprasta? Ne, nes ne per toliausiai yra, valandas, 5 minutės skrydis buvo, tai mes nepavargom ir užvakar atskridom vakare ir vakar buvo mums išeiginė, o šiandien išsimiegojo gerai su pilna jėga. Ar sąlygos treniruočių gyvenimo yra puikios, geros, neblogos, blogos? Puikios, labai geros, maistas geras, kambariai dideli, lovos patogios, švaru, viskas tikrai gerai. Izabela, kaip tai jauties? Gerai, really gerai. Are you nervous? No. Just excited. There's no pressure. We just want to put a good show for everybody and make everybody in Lithuania proud for the citizenship. Ar keliate savo kažkokius konkrečius tikslus šitoje olimpiadoje, 10-tukas, 15-tukas, ar jums? Svarbiausia gerai čiuošti, žinot, kai čiuoši gerai ir bus viskas gerai ten. Ar stebite lietuvių pasirodymus, kaip jums? Be abejo, matėm vakar mūsų biatlonininką, kaip jis gerai sušaudė, tik iki paskutinio prašovė ten 3 mačiau, bet ir mes stebėjom ne gyvai, bet mes buvom Maskvoje, stebėjom jos kambariokę Agnę, kaip jinai pirmą išsiveržė, bet po to ją aplenkė. Tikrai stebim savus. Lietuva iš tiesų tikisi daug iš jūsų patys. Ar jaučiate, kad tas toks savotiškas iš Lietuvos ateina spaudimas, tai kad jūs galėtumėte kažką padaryti gero čia? Ne, visiškai nesijaučia jokio tokio. Tikrai dėl savęs, nes jeigu pradėsi dėl visų kažką tenais, ateini ir darai savo darbą, kaip turi būti ir viskas. Vasario 16 švęsit? Švęsim, man atrodo, visa komanda, aš kiek girdėjau, man trenerė sakė. Kaip jums tą dieną pirmas kaip tik šokis? Pirmas šokis, tai gal po treniruočio, aš nežinau. O vasario 14? O šiandien? Vasario 14 irgi švęsim, jo. Kaip švęsit? Nežinau dar. O tavo draugas čia nėra? Yra atvažiavęs, taip. Tai vestuvės bus. Ten yra, ne? Vestuvės, man atrodo, nuo 3 iki 6 valandų. Ten, tipo, kaimelį gali apsiženyti ir bus žinotas kaimelį, bet jeigu išeini nežinotas, tai mes su treneriu juokavom tenais. Ten padaryta sportininkam toks fun activity. Tai eisi? Tai sakau, eisi, ne? Tai būsi vedęs? Tai būsi vedęs kaimelį. Facebook'e jau teks jau pakeisti savo... Ne. I'm telling you, I'm married. Are you gonna marry? Us, yeah, we're gonna get married. No. I was in a white dress. O susitinki su draugais? Taip, be abejo. Vaina iš tikrųjų čiuoja viena. Kuri? Blizginti? Visą šią blizginti. Va, yeah. And her boyfriend is No. My boyfriend is in Detroit. Is he here today? No, he's coming on Sunday. So your boyfriend is coming? On Sunday. On Sunday. Yeah. O. So mes abu turim skirtingas. Jo, nes ypač Rusijos žiniasklaida kažkodėl labai sudomino faktas, ar jūs ne pora ir gyvenime. Yeah, Russians keep asking them if we're a couple in real life. We're not. She We're like wants brother to, and but sister. Yeah, you she wish. she wants to, but... Wish. He wishes. Ne, juokauju.